Šiandien noriu pakalbėti apie išmanių namų mitus. Turbūt gajausias mitas yra tas, kad technologijos taip greitai keičiasi ir jeigu šiandien aš pasidarysiu išmanų namą, tai po 2 metų jis taps neaktualus, pasens ir tada iš vis net neverta prasidėti su šito dalyku. Taip iš tikrųjų nėra, čia yra tik tais labai maža dalis tiesos, nes tai, kaip mes valdome apšvietimą, taip kaip mes valdome šildymą, tai kaip mes girdime muziką per garsiakalbius, nesikeis. Švietimą vis tiek reikės įjungti, išjungti, muziką reikės paleisti, patildinti, kiemo vartus reikės atidaryti. Ir šita įranga, kuri daro tokius fundamentalius veiksmus, jinai nesikeičia. Kas gali pasikeisti, tai yra vartotojo sąsaja. Gali jūsų appsas pasikeisti. Galbūt gali pasikeisti vaizdas, kurį jūs matote kompiuterio ekrane, kai valdote savo išmanius namus. Galbūt gali susikurti naujesni algoritmai, kaip valdyti namus. Galbūt atsiras dirbtinis intelektas, kuris padės jums valdyti namus. Bet tų daiktų, kurie integruoti ir kurie instaliuoti jūsų namuose, kaip relės, valdikliai, signalų keitikliai, jie turės būti. Kad tas pats dirbtinis intelektas turėtų galimybę kažką valdyti fiziniam pasaulyje. Tai didžioji dalis išmanių namų įrangos, tarkim, 85% yra dalis tos įrangos, kuri yra jūsų skyde ir kuri atlieka tą fizinį veiksmą. Kita dalis labiau pastebima, tai yra jungtukai ir visa ta periferija, kurią jūs matote. Jeigu ir išeis kažkas naujo, jūs galite tiesiog išimti ir įdėti. Bet didžioji dalis investicijos, jinai lieka aktuali ir po 10 metų. Nes neįsivaizduoju situacijos, kad jūs norėtumėt po 10 metų šviesos neišjungti arba šildymo nepasikeisti.